nesugebėjimas mums pasirinkti gyvenimo kelią, visų pirma, arba nesugebėjimas rasti savo gyvenimo kelią, kuris mane vestų ir augintų, ir džiugintų mane, ir kuo einu daugiau, to vis labiau man būtų įdomu. Tai dažniausiai reiškia, kad vidiniam pasaulyje mes vis dar esam užsiėmę kažkuo. Esam užimti ir nelaisvi savo gyvenime. Užimti ir nelaisvi. Užimti kažkokiai misijai. Kad dalis mūsų jėgų eina į kažkokį tai kitą darbą. Ir tas kitas darbas gali būti visų pirma. Tai dažnai būna tarnavimas mamai, tarnavimas tėvui, tarnavimas šeimai. Ir čia jau senai yra sisteminės psichoterapijos, sakysim, šeimos psichoterapijos klasika, kad iš tiesų vidiniai šeimos ir giminės sistemos lūkesčiai eina pirmoje vietoje prieš mūsų asmeninius. Kažkiek mes galime šokti su savo asmeniais į viršų, jie dažnai ima viršų, kol mes nenutėsiam teisingo santykio, teisingo tilto su šeimos ir giminės gyvenimais, kad taptume laisvai. Rinktis kažką naujo. Taigi, nes dažnai, sakysim, praradimas vieno ar kito darbo, nesugebėjimas įsitvirtinti darbe, parodo ką, o kai aš nesugebu įsitvirtinti ir prarandu darbą, kur aš atsiduriu vėl? Aš atsiduriu vėl dažnai tėvų namuose, kurie į savo pensijos mane gali paremti. Kažkas, kuo aš tada tampu? Vėl vaikų. Vėl vaikų, kol jis atsiduriu vėl tenai. Klausimas, kodėl? Pirmas žingsnis gali būti labai paprastas atsakymas. Man mamos vis dar trūksta. Man tėvo vis dar trūksta. Arba aš vis dar reikalingas arba reikalinga jiems. Ir kokiuose mes misijose būnam užimti, tai aš apie tai dažnai kalbu įvairiuose kituose seminaruose, šiandien galiu tik šiek tiek apibrėžti. Bet tokius dalykus pajausti, panagrinėti, pajausti, išgyventi, kaip tai yra. Jūs galėsite atėję į daugumą kitų seminarų. Ir tos misijos likti šalia tėvų, likti su jais, dažnai yra tokios, pavyzdžiui. Na, paprasčiausiai, pas tėvą su mama nepasisekę pilnai santykiai. Tėvui trūksta mamos, kaip moters, mamai trūksta tėčio, kaip vyro. Kažkiek trūksta. Dažnai kas būna. Tada dukra savo jausmais, savo energiją, savo pergyvenimu tampa tėvo draugė. Jeigu tėvui trūksta mamos, kaip žmonos, kaip moters, tarp jų kažkas neteka, dukra savo jausmais, savo energiją atsistoja šalia tėvo ir tampa tėvo draugė. Jau dalis jos gyvenimo energijos eina į tėvą kaip draugė. Jinai yra tėvo partnerė, praktiškai ištekėjusi už tėvo dalimi savęs ir natūralu, kad jinai gali prarasti vyrą ir nesugebėti susirasti kitą. Arba su savo vyru ten kažkas nutinka. Ir lygiai taip pat tai gali atsiliepti sferoje darbo, todėl kad dalis jos energijos negali eiti nei visuomenį, nei savo gyvenimą, jinai dirba ir jeigu jinai vėl ir vėl grįžta ir lieka su tėčiu, su mama, jinai vėl lieka tėvų namuose. Energetiškai, jausmiškai yra ten dirba užsiėmusi. Taip pat gali būti dažnai sūnus atsistoja šalia mamos ir tampa mamos draugų, tam, kad iš tiesų padėti jai turėti vyrą ir jisai grįžęs namo lieka tuo, kuris vis dar jai padeda. Vaikai gali įsipinti į santykius, kada, sakykime, aš esu kaip mama savo mamai, tėvas savo mamai, mama savo tėčiui. Jeigu jūs jaučiate, kad jūs esate didesnė už savo mamą, protingesnė, didesnė, išmintingesnė, turite teisę nurodyti mamai, kaip jai gyventi, tai būkit ramios. Vietos savo visuomenėje tikrai nesugebėsite užimti. Tokios, kad galėtumėte užimti, todėl kad jūs dirbate mamos mama, tėčio mama. Ir ten, kur tėvo mamos ir mamos vieta, tikrai nedarba. O ten šalia jų. Ir natūralu, kad visuomenė aš nesugebėsiu įsitvirtinti. Arba net jeigu sugebėsiu įsitvirtinti, dalies mano energijos nėra. Tam tik antra misija. Tačia misija, kada mes vėl sugrįžtam į tėvų namus ir liekam tenai ir vėl prarandam darbą ir vėl atsiduriam tenai, praradę darbą, praradę pajamas ir reikia gauti pinigų iš mamos ar tėčio pensijos, jų palaikymo. Dažnai yra tai, kada
sakykime, toje šeimoje trūksta vieno iš vaikų. Na, pavyzdžiui, šeimoje yra negimęs vaikas. Mano brolis ir sesuo, mamai su tėčiu trūksta mažo vaiko, kurį reikėtų rūpintis. Ir kol mūsų širdise tai neužpildyta, mes galim vėl ir vėl atsidurti šalia jų, kaip tas vaikas, kurio reikia rūpintis. Ir jie tada toliau rūpintis. Lyg tai trečia dalis misija, kuri yra pačiam artimiausiam lygmenį. Kada mes jaučiam, kad mes turim būti, tai galima pamatyti, pajausti savyje iš tokių dalykų, jeigu aš einu dirbu, labai daug energijos noriu dirbti, viskas tvarkoj, praradau darbą, atrodo nelaimė, bet sugrįžtu namo, atsisėdau ir ant dūšios pasidarė ramu, šilta, gera, sakysim, gal piktą, kad darbą praradau, bet kažko gero atsisėsti namuose, kad mama atneša sumuštinį. O jeigu negalioja, joks toks tikrai negrįžti, jeigu suaugęs, jau gal mamų nebėra gyvų ir tėvų. Nesvarbu, kad jų nebėra, kartais mes tokiai misijai galim būti likę, net jeigu jų nebėra gyvų. Bet, sakysim, sugrįžti į tos namus. Taigi, taip kad tos misijos jos kartais veikia net ir po to, kai tėveliai gali būti išėję iš šio pasaulio. O jeigu kaip sutuoktinė, tada priklausomas kaip tada ir irgi kažkas... Tai klausimas, kas tas yra pirmas sutuoktinis. Kartais mes tą pirmą sutuoktinį susirandam kaip mamą ir tam man priklauso. Dažnai tai, sakykime, būna toks procesas, kad jeigu aš, sakykime, pas mane nelabai kokie santykiai su mama, arba aš negaliu šalia jos jaustis kaip vaikas, kuris džiaugiasi savo mama, ar nesijaučiu kaip vaikas džiaugiantis savo tėčiu, taip, natūralu, kad to mes ieškom kur aplinkui. Ir čia, ką jūs galėjote girdėti iš paskaitų seminaro apie vyrų moterų santykius, dažnai partneriai renkomės kaip gerą mamą, kaip gerą tėtį, šalia kuris manim pasirūpins, šalia kurio bus gera, kuris garantuos mano gyvenimą. Nusprendė, jeigu vienas žmogus nebedirba, tai gyvena iš sutuoktinio pinigų. Bet čia svarbu tas emocinis santykis, taip. Ir tai dar nereiškia, kad jeigu gyvena iš jūsų pinigų, kad tai yra. Tačiau tas emocinis santykis, kaip aš jaučiuosi, taip, ir jeigu pas mane yra jausmas, kad tu turi atsakyti už tai, kad aš turėčiau iš ko gyventi ir kad aš, sakykime, tu turi atsakyti už mano gyvenimą, kad aš gerai jaučiuosi, dažnai yra santykis į partnerį kaip į mamą vaikį. Taip, mes galim vėlgi sugrįžti ir būti vaiku pas savo partnerį, taip, vietoj to, kad būti vaiku pas mamą. Jeigu mes nesugebam būti vaikų pas savo motiną ir tėvą, mes galim įpulti vaiko poziciją pas partnerį. Jeigu aš, sakykime, įkritau į rolę būti mama ar tėvų savo mamai, aš galiu lygiai taip pat įkristi rolę su partneriu, būti mama arba tėvų savo partneriui ar partneriai ir natūralu, kad tu užsidėt namuose ir rūpintis juo kaip vaiku. Tokias transakcijos gali.